Čia yra mano BMW E92 M3. Bet viskas prasidėjo kiek kitaip. Prieš gerus kelis metus nusipirkau savo pirmą BMW E92, 3 serijos, 325, 2,5 litrų motoras. Nieko ypatingo, bet tas automobilis buvo man pats gražiausias iš visų, kokį tik esu turėjęs. Liubimoje. Ir šiaip, mano biudžetui, tuo metiniam, tas automobilis buvo vienintelis variantas, kokį aš galėjau turėti. Tai tas automobilis sukėlė man daugiausia emocijų. Debilas 2 litrinį, 3,5, M3. Po metų važinėjimo aš nusprendžiau, kad aš jį noriu parduoti ir šiek tiek gal pasiupgraidinti, nusipirkti kažką naujesnio, kažką šiek tiek gal brangesnio. Ir susiradau variantą, tai buvo Mercedes C63 S, 2016 metų. Automobilis tikrai atrodė gražiai, baltas, sportinis, daug kilovatų, spaudžia gerai. Tikrai geras automobilis, nieko nesakau, bet irgi pravažinėjau su juo, nežinau, plius minus pusę metų ir tada sumaščiau, kad man reikia jo atsikratyti. Po to pusės metų važinėjimo su tuo Mercedesu supratau, kad man reikia vėl įsigyti E92, nes tas Mercedesas nesukėlė man tokių emocijų tiek, kiek sukėlė tas pirmas BMW. Nors ir kilovatų buvo trigubai daugiau, bet nebuvo tos emocijos, to jausmo, kai sėdė automobilį ir tu jauti, kad jis tiesiog tave apkabina. Tai prasidėjo ilgas ieškojimas, sprendimas, ką daryti. Ir aš taip nusprendžiau, kad aš noriu įsigyti vėl E92, tik tai M3. Biudžeto pas mane didelio nebuvo, tiesiog paimti ir įsigyti automobilį iškart aš negalėjau. Sugalvojau tokį variantą, kad man reikia pradėti pardavinėti Mercedesą ir pardavus aš galėsiu įsigyti kitą automobilį. Bet žiūrint skelbimus Lietuvoje, gero varianto nebuvo, o jeigu ir buvo, tai kainos buvo tikrai nemažos ir, kaip ir sakiau, neturėjau tokio biudžeto, kad galėčiau paimti ir įsigyti iš karto. Todėl ką aš padariau, nuvažiavau, nufotkinau, įkėliau į pardavimus Mercedesą ir taip ir praėjo 3 mėnesiai. Bet aš jo nepardavau. Tada pradėjau ieškoti kito būdo, kaip aš galėčiau jo atsikratyti, kad galėčiau greičiau įsigyti tą M3. Tai dar vienas variantas buvo, kad aš pradėjau ieškoti automobilio daužto iš Lenkijos, iš Vokietijos. Galbūt kažkas atsisiuntė ir nenori jo daryti ir parduoti planuoja, bet tokio varianto neradau. Ir nusprendžiau, kad reikia dar pasidžiaugti su Mercedesu. Nebepardavinėjau jo skelbimuose, nes kaip tik pasibaigė skelbimo laikas ir galvojau, pasidžiaugsiu aš dar su Mercedesu. Paraleliai ieškosiu varianto, gal kurį galėčiau nusipirkti. Pradėjau dar rašinėti žmonėm, kad gal domina keitimas į Mercedesą ten su priemoka jų, bet irgi toks variantas nepastaikė geras, kuriems rašiau nesutiko. Kol vyko mano paieškos, kaip tik tuo metu iškrito variantas Amerikos aukcionuose. Automobilis buvo su daužimu į priekį ir šiek tiek ten iš šono slengstis. Mano akimis tai neatrodė baisiai, todėl pagalvojau, kad reikia pabandyti šitą variantą laimėti. Surinkau savo visą turimą biudžetą, nusistačiau sumą, iki kurios lošiu ir atėjus tai dienai, kai jau reikėjo statyti už automobilį, kažkokį nerimą jaučiau savyje, bet tuo pačiu ir jau jaučiau, kad beveik turiu tą mašiną. Tai atėjus tai dienai pradėjau statyti ir pavyko laimėti automobilį už tą sumą, už kurią ir planavau. Tai po poros mėnesių automobilis jau buvo Lietuvoje, buvo išmuitintas ir jau po kelių dienų stovėjo mano kieme. Kai pamačiau automobilį, aš tiesiog stovėjau įsižiojęs, nes man atgal grįžo visos emocijos, kai aš turėjau savo pirmą tą BMW E92. Man tas daužimas, kurį aš mačiau, aš savo akimis tuo metu nemačiau. Man jis niekas buvo, bet aš tada nežinau, koks ilgas kelias manęs dar laukia. Kadangi automobilis jau stovėjo kieme, mes su draugu pradėjome jį ardyti, kadangi reikėjo įsivertinti, kiek viskas kainuotų, kokių detalių reikėtų ir panašiai. Pradėjome ardyti priekį, visus plastikus nusiėmėm sparnus, bamperį, kuris buvo ant kapoto tiesiog padėtas, nusiėmėm radiatorius, kad matytumėm variklį ir kai pamatėm variklį iš priekio, supratom, kad ten bus daugiau reikalų, nes viskas buvo prispausta. Reikėjo nusiminėti visas žarnas, diržų įtempėjus, pačius diržus ir visa kita. Tai pradedant ardyti automobilį, draugas pastebėjo kelias linijas ties tepalų filtro rezervuarų, būtent ant variklio bloko. Pradėjo jisai juokauti, kad pas mane yra skylė blokė. Net nesakyk taip. Tai visą tai žiūrėjom tiesiog kaip per juoką. Bet vis ardant toliau mane ta mintis vis neramino ir kai nuėmėm pilnai tepalų filtro rezervuarą, supratau, kad nieko gero, nes skilimas buvo į 3, jei ne į 4 pusės, juostos linijos buvo labai didelės ir variklio blokui tiesiog buvo šakės. Tai pamatęs tos skilimus,
aš antiek įsigandau, nes finansiškai man buvo šakės, aš nežinau ką daryti, o to automobilio aš labai norėjau, tai aš turėjau priimti sprendimą, ar man tą automobilį parduoti, perleisti projektą kažkam kitam, ar apsimti ir po biškį daryti. Kadangi aš dar vis turėjau Mercedesą, tai man pasąmonėj buvo tas, kad aš galiu jį pabandyti parduoti, gausiu pinigų ir tada darysiu šitą projektą. Tai taip ir padariau. Nusprendžiau, kad aš šitą projektą pabaigsiu, pasidarysiu ir džiaugsiuos savo mašiną. Tai prasidėjo labai ilgas procesas, pradėjau ieškoti dalių. Visų pirma, pirma dalis, kurios pradėjau ieškoti, tai buvo variklio blokas. Scrollinant Facebooko marketplace'ą pastebėjau, kad žmogus vienas parduoda variklio bloką, aš jam parašiau. Atvažiavau iki jo, pažiūrėjau bloką, blokas buvo jau paruoštas, jisai buvo gilizuotas ir žmogus man sako, kur tu ruošies daryti projektą, kas tau perrinks variklį ir panašiai. O aš jam sakau, kad pats planuoju persirinkinėti, nes aš buvau radęs tutorialą tokio vieno, man atrodo, vokiečio, kuris nuo A iki Z rodo, kaip išrinkti ir surinkti šitą motorą. Mano akimis tai buvo labai paprasta, bet kadangi aš jokios patirties neturėjau su varikliais, tai man vis kilo dvejonės, ar aš tai galiu padaryti ar ne. Nežinojau, ar apsimti pačiam daryti, ar perleisti kažkam kitam, kas galėtų man surinkti tą motorą. Ir mane vis ta mintis graužė, atsirado tas žmogus, kuris turi variklio bloką ir jis sako, tai tu atvaryk, aš tau padarysiu mašiną. Ir aš sakau, finansų aš neturiu, kadangi aš turiu Mercedesą, kurį aš noriu parduoti ir tada pradėti daryti mašiną. Tai po tokių mūsų bendravimo, susipažinimo su juo ir panašiai, jisai man pasiūlė tokį dalyką, kad jisai gali iš manęs nupirkti Mercedesą su sąlyga, jeigu aš pas jį atvarau ir darau visą mašinos projektą. Tai man tai skambėjo kaip, nežinau, tiesiog svajonė, kadangi aš žinau, kad aš atsikartau Mercedeso ir aš gaunu pilnai padarytą projektą BMW ir dar aš gaunu jį nufilmuoti, kaip viskas vyks procesas ir panašiai. Tai čia man buvo labai didelis pliusas, daug negalvojau, nuvažiavau, sutikau ir pradėjom daryti projektą. Tai atėjo kita diena, ištraukus variklį, pakruojam jį ant ralo, vežėm tiesiai į garažą pas žmogų, su kuriuo mes sutarėm, kad darysim projektą. Prasidėjo variklio ardymo darbai, išardėm visą variklį, kad įvertinti, kokie viduj komponentai, ar jie nėra pažeisti, ar tik tai variklio blokas kilęs, galbūt yra ar pačiam variklyje kažkokių problemų, kaip stūmoklį, ar ten reikėjo įvertinti įdeklus, ar viskas su įdeklais yra gerai. Aišku, kadangi variklis bus pilnai perrenkamas, tai automatiškai keičiasi tiek įdeklai, tai visi kiti dalykai, ypač šitiem automobiliam. Tai išrinkus automobilį, paaiškėjo, kad šiaip su vidiniam variklio detalėm yra viskas gerai. Tai realiai buvo tik tai problema variklio blokė, bet kadangi projektas jau buvo prasidėjęs, mes pradėjom su to žmogum daug kalbėti, ką čia galim padaryti, gal kažką galim suikrauti į vidų. Tai nusprendėm, kad mes darysim kaltinį motorą. Kad jeigu aš norėsiu, galėsiu sudėti superchargerį. Tai užsakėm visas dalis, porą savaičių bėgėje dalis atvyko ir prasidėjo variklio surinkimo darbai, o paraleliai buvom jau užsirašę į eilę pas kebulistą, kadangi kebulą reikėjo tvarkyti ir tikrai nemažai, kadangi automobilis buvo gavęs į priekį ir ypač į tą priekinį ketvirtį, kur yra VIN kodas. Jau buvau beveik 100% įsitikinęs, kad reikės pjauti ir virinti naują ketvirtį ir perkalinėti VIN kodą, bet šitas procesas žinau, kad labai ilgas, ten reikia, kad atvyktų ekspertai iš regitros ir įvertintų automobilį, ar galimas toks variantas kaip ten VIN kodo perkalinimas ir panašiai. Atėjus mano eiliai pas kebulistą, nuvežėm jam automobilį, nuvežėm visas dalis, kurių jam reikėjo. Kebulistas pradėjo darbus, pradėjo ardyti ir su kebulisto kruopštumu ir žiniomis jam pavyko ketvirtį priekinį atitempti ir pakeisti tik tai išorinę dalį. Nereikėjo pjauti būtent viso ketvirčio, ties tunelių ir panašiai. Tai gavosi tobulai tiesiog padarytas automobilis, kaip iš salono. Taip pat reikėjo palyginti lonžironus, kadangi tiek kairiai, tiek dešiniai pusėje buvo jie pasisukę į šoną. Atitempėm, atsistatė viskas į vietą, tai viskas gavosi tobulai realiai. Taip pat slengstis irgi paprastai tenais pasidarė, nebuvo labai daug kažko. Tai automobilis jau buvo kebuliniais darbais paruoštas. Kol kebulistas darė visus kebulinius darbus, mes surinkinėjome motorą. O motoro darbai buvo irgi, nepasakyčiau, kad labai ilgai užtruko visas tais procesas, bet tiesiog mes norėjom viską kruopščiai padaryti, kad nereikėtų dar 10 kartų išardyti ir surinkti, kad viskas nuo A iki Z būtų padaryta teisingai. Kai kebulistas pabaigė darbus, mes taip pat buvom jau užsirašę iškart vežti pas dažytoją, kad automobilį nudažytų, paruoštų ir mes galėtumėm jį jau atsivaryti į garažą. Tai taip ir padarėm, nuvežėm dažytojui, per porą savaičių automobilis buvo paruoštas, nudažytas, tokia spalva kokia turi būti. Po porą savaičių mes tą automobilį pasiėmėm, variklis buvo surinktas, automobilis buvo
garaže ir tada prasidėjo pats ilgiausias procesas, tai yra automobilių surinkimas. Kadangi buvo daug dalių ant žemės vienoj garažo pusėje, daug dalių ant žemės kitoj garažo pusėje, variklis vienoj pusėje, salonas išrinktas, tai visas šitas procesas atrodė sunkus, ilgas, nelabai norėjosi daryti, nes žinojai, kiek darbo reiks įdėti ir panašiai. Bet kadangi jau visos detalės beveik buvo, mūsų akimis tiksliau visos detalės atrodė, kad jau yra, mes pradėjom daryti. Pirmą sukrovėm variklį, sujungėm šlangas, sudėjom teliką, susipylėm skysčius ir tada pradėjom surinkinėti važiuoklę, tiek priekinę, tiek galinę, susidėjo stabdžiai. Stabdžius dėjom nuo F82, man atrodo, M4, didesnius suportus, didesnius diskus, kaladėlės. Kadangi E92, M3 nėra tokie geri stabdžiai, tai pagalvojom, kad reikia paupgraidinti ir labai daug žmonių, kurie turi šiuos automobilius, daro tą konversiją į geresnius stabdžius, tai nusprendžiau, kad ir man to reikia. Tada buvo problema viena su smagarčiu. Smagartį mes vežėm, kad jį apžiūrėtų, šiek tiek gal patvarkytų, jeigu kažkas ne taip. Ir kai jisai buvo padarytas, mes jį parsivežėm, uždėjom smagartį ant variklio, uždėjom greičių dėžę, susipylėm tepalus į greičių dėžę ir atėjo tas laikas, kai reikėjo bandyti kurti automobilį. Atsisėdau už vairo, įkišu raktelį, spaudžiu kurti. Automobilis nesikuria. Jau galvojau, kad viskas yra, viskas padaryta beveik, bet to nebuvo. Pakeitėm bateriją, numušinėjom klaidas, gerai. Starteris suka variklį, bet variklis neužsikuria. Viską sužiūrėjom, kuras pasiduoda, žvakės parką duoda. Pradėjom galvoti, kas čia galėtų būti ne taip, kodėl tas automobilis nesikuria. Priėjom prie tokios išvados, kad galbūt mes ne taip surinkom variklį, kad jisai suka, bet jisai kažkaip keistai suka ne taip, kaip turėtų ir galbūt mes ne taip taimingą variklio įstatėm. Galvom, reikia pasitikrinti, gal tikrai ne taip pastatytas ir per naują pasistatyti gerai. Vėl ardėm visą variklio skyrių, galvos dangtelius nuiminėjom, žiūrėjom taimingą, viskas pastatyta, taip kaip ir turėtų. Nu gerai, pabandom pastatyti biškį kitaip. Apsukom 180 laipsnių ne taip, kaip turėtų stovėti. Variklis sukosi geriau, bet jisai nesikūrė. Kompas rodė daug klaidų. Labai daug klaidų. Tos klaidos neišsitrynė su paprastu kompiuteriu, tai reikėjo įsta BMW specialios programos, su kuria irgi galėjom pasitikrinti klaidas. Per ją mes irgi negalėjom ištrinti klaidų. Normalu. Tada nusprendėm, kad reikia bandyti dar kartą pasitikrinti. Vėl nuiminėjom visus plastikus, variklio galvų dangtelius ir vėl taimingą pastatėm taip, kaip jis turėjo. Taimingą tikrinom 3 ar 4 kartus, kol galiausiai nusprendėm, kad mes buvom tikrai jį gerai pastatę nuo pat pradžių ir surinkom pilnai motorą, nebežinojom, ką daugiau daryti, dėl ko gali čia būti. Klaidos įvairiausios, tai galiausiai priėjom tokią išvadą, kai automobilis atvyko pas mane į kiemą, pas jį buvo pakeistas variklio kompas, taip pat nebuvo saugiklių bloko, daug kitų modulių ir šiaip labai daug komponentų automobilyje nebuvo, kurie duotų gal tą užkūrimą. Tai tuos komponentus aš supirkau. Vienintelis, kuris pas mane blokas buvo, tai variklio blokas ir tai jisai buvo nuo kitos M3. Tai nupirkau saugiklių visą dėžę, Comfort Access, tiek, žodžiu, begalė skirtingų modulių, jo sukrovau automobilį ir automobilis buvo iš daug skirtingų modulių, bet tie moduliai, kadangi kiekvienas turi savo kodą, jie nebuvo susinchronizuoti su pagrindiniu variklio kompu. Ir tas automobilis tiesiog negalėjo pilnai dirbti, negalėjo nei užsikurti, nei atsirakinti durelės, užsirakinti durelės. Nu, visi tokie dalykai smulkus, bet svarbiausia, mums reikėjo užkurti variklį, ko mums ir nepavyko padaryti. Tai nusprendėm, kad mums reikia ieškoti elektriko ir kaip tik aš Instagram'e turėjau nusižiūrėjęs tokį vieną elektriką, kuris jau buvo dirbęs su ne vienu tokiu automobiliu. Tai kad problema, kad jisai buvo iš Kauno, tai susirašėm su juo, sutarėm, kad mes pas jį atvarysim automobilį, paliksim ir kad jisai sutvarkytų ir padarytų taip, kad automobilis pagaliau užsikurtų. Tai krovėm automobilį ant ralo ir išvežėm į Kauną. Viskas, kas čia padaryta, viskas čia yra blogai. Turi abi darinėtis pusės. Po poros savaičių žmogus skambina, sako, automobilis paruoštas. Viskas iš elektros pusės padaryta. Jokių nebėra klaidų su variklio bloku, nebėra klaidų ten su kitais dalykais, bet automobilis vis tiek nesikuria. O jisai pasakė, kad mums reikia pakeisti throttle body aktuatorių, kadangi šitam motoriui yra duja, tai mums reikėjo pakeisti vienos pusės ir tada, sako, variklis turėtų užsikurti ir dirbti. Tai mes ir padarėm. Parsivarėm automobilį atgal, nupirkom aktuatorių, įstatėm jį, įsėdo automobilį, visas laimingas, jau apsidžiaugęs, kad viskas, pagaliau, visi elektros darbai padaryti. Automobilis jau surinktas, beveik surinktas. Įsėdu, įkišu raktelį, spaudžiu start, nesikuria. Suka, bet nesikuria. Aš tiesiog viskas, nebežinau, ką daryti. Dar 10 kartų bandau. Start, stop, spaudžiu, start, stop, nesikuria. Ir viskas, mes nebežinom, ką daryti. Atrodo, viską išsprendėm.
viską padarėm, bet vis tiek nesikūrė. Ir tada pradėjom žiūrėti, domėtis internete, pradėjom žiūrėti vėl visokius YouTube video, kaip perinkinėja šitos motorus. Radau vieną tokį video, kur draugų kompanija perinkinėja šitą motorą ir jie padarė tokią klaidą. Jiems taip pat irgi nesikūrė, bet jie surinkimo metu padarė klaidą, kad jie sudėjo smagrati ne taip, kaip reikia. Mes netmetėm šito fakto ir pagalvojom, kad reikia pabandyti patikrinti, ar mes teisingai uždėjom smagrati. Vėl visas procesas prasidėjo. Reikėjo nuimti greičių dėžę, kas yra tikrai nelengva būtent šitiem automobiliam. Tai nuėmus greičių dėžę, nuėmėm ir smagrati. Nepasižiūrėjom mes, kaip jį pastatėm, tiesiog mes jį nuėmėm ir pastatėm taisyklingai, taip kaip 100% jis turėtų stovėti. Sudėjom greičių dėžę, sujungėm viską, nuleidom automobilį ant žemės, aš atėjau, įkišau raktelį, atsisėdau, spaudžiu start. Ir jis iš pusę pasisukimo užsikūrė. Aš toks laimingas dar gyvenime nesijaučiau. Pagaliau projektas į pabaigą. Visokių reikaliukų buvo. Tai viskas, automobilis užsikūręs, dabar laukia pats paskutinis procesas, kad reikia pilnai surinkti automobilį, kad jisai jau stovėtų ant ratų ir su juo būtų galima važiuoti. Nieko nelaukiau, pradėjau surinkinėti saloną. Reikėjo išsivalyti visą saloną, kadangi sėdynės buvo apėjusios dulkiam nuo stovėjimo garaže. Taip pat reikėjo prasisiurbti kilimus, išsivalyti. Tai tą ir padariau, nuo to ir pradėjau. Tada reikėjo susidėti panelę, nes jos nebuvo. Kadangi kai darė kėbulinius darbus, aš ją buvau išardęs, kad tiesiog kėbulistui būtų žymiai paprasčiau prieiti, padaryti visus kėbulinius darbus. Tai susidėjau panelę, susidėjau visus plastikus, susidėjau saloną, tada susidėjau lubas. Automobilį, taip sakoma, išlaižiau. Aišku, nesakau, kad jis yra dabar tobulai pabaigtas, 100% pabaigtas. Ne, taip nėra. Jam dar labai reikia nedidelių darbų, bet smulkmenų, kad jis atrodytų tikrai gražiai, tikrai paruoštas. Taip pat jam reikia padaryti variklio apkatkę, kad būtų galima jau su juo biškį aštriau pavažinėti. Ir jo, tiek daug emocijų, daug nervų praeita, daug laiko sudeginta, finansiškai daug pinigų sudeginta, bet aš asmeniškai skaitau šitą projektą baigtu. Galit sakyti, ką norit, man jis yra baigtas, nes jau kai tiek laiko praėjo, tiek darbo įdėta ir matai tokį vaizdą rezultate, tai man tai yra baigta. Šiandien man buvo pirmas test drive su ja, galiu pasakyti, kad tos emocijos grįžo atgal, kaip atsisėdau už savo pirmos BMW E92 vairo. Tiesiog geras širdį, tu jauti, kaip tave apkabino tas automobilis. Tai šiandien buvo vėl tas pats, kai aš atsisėdau, užkūriau ją, išvažiavau ir jaučiu, kad jinai mane tiesiog yra apkabinus, aš su ja važiuoju ir tiesiog kaifuoju. Tikrai geras emocijos, paliksim automobilį, kad jisai pasibaigtų pilnai. Reikia susivesti tarpus pilnai, tarpai nėra suvesti po dažyklos, reikia susirinkti mažus tokius plastikėlius daug aplink visą automobilį ir šiaip labai daug ten kitų smulkių dalykų, kurie pasidarys ir automobilis tikrai atrodys gerai. Bet man reikia ir jūsų pagalbos. Noriu, kad parašytumėt komentarą, ką aš turėčiau daryti su šito automobiliu. Ar pasilikti savo ir džiaugtis, galbūt susidėti superchargerį, nuvažiuoti į trasą su ja, galbūt į Nürburgringą, nežinau. O gal man tiesiog parduoti ir ieškotis kažkokio naujo projekto, kurį taip pat galėčiau nufilmuoti ir parodyti jums. Tai parašykit komentarą, lauksiu jūsų įžvalgų, bus įdomu paskaityti. Ir jo, ačiū visiems, kad žiūrėjot, paspauskit like, pasubscribinkit, pasidalinkit ir pasimatysim kitame. Peace.